Į Šiaulių rajone Dargaičių kaime įsikūrusi Raimondo Neverdausko ūkį lankytojai traukia iš visos Lietuvos. Ir ne veltui, tai didžiausias toks alpakų ūkis visame Pabaltijyje. Vienkiemyje moderniai įrengtuose aptvaruose ganosi ne tik pušimtis alpakų, bet ir lamos ir net kupranugariai. Šeimininkas Raimondas puikus gidas, tad bet kuriuo sezonu vartai šiuos namus neužsidaro. Alpakos dažnai vadinamos gyvomis žoliapjovėmis. Šie gyvūnai neretai tampa sodybų puošmenomis. Alpakos labai švarūs, jaukūs, supratingi, prieraišūs ir lengvai dresuojami gyvūnai. Tad pasibuvimas su jais kelias valandas, plus ir puiki terapija. Alpakos kerpamos vieną kartą per 2 metus. Iš vieno gyvūno išgaunama nuo 2 iki 4 kg vilnos. Kuo ši vilna ypatinga? Alpakų gyvūnų vilna neturi jokio specifinio kvapo, todėl alpakos vilnos gaminiai puikiai tinka alergiškiems žmonėms. Suverpti siūlai labai stiprus, neturi lanolino, juose niekada neužsiveis kandys ar dulkių erkutės. Beje, natūrali alpakų vilna turi 22 spalvas, tad siūlų net nereikia dažyti. Net ir patys plonyčiai mezginiai iš šios vilnos yra pakankamai šilti. Mieli tėveliai ir vaikai, prašau atvykti į šitą gražų ūkį. Taigi, jei norite pasigrožėti alpakomis, lamomis, kupranugariais, žirgais, atvažiuokite į Dargaičių kaimą. Jei norite įsigyti alpakų siūlų, taip pat atvažiuokite. Tai, ką čia pamatysite, ilgai neužmiršite ir patikėkite, vieno karto tikrai neužteks.